tikriausiai. Aha, tai reiškia susipažinai tu su juo, kai buvai jau veganė. Ir kaip pažintis buvo? Nu, tarkim, dabar vaikinas tave kviečia į pasimatymą, žinai, nu tai einam čia picos kokios, arba ten, nežinau, einam ten deserto ir tu, tipo, šito nevalgau, šito negaliu, šito ne. Ir kaip jis reagavo, jog esi būtent veganė ir daug ko turi atsisakyti? Nebuvo to tokio, kad kažkokio, nežinau, nusistatymo prieš, kaip ta santykio pradžia? Aš įsivaizduoju, kad dabar viskas gerai, bet pačioj pradžioj. Pradžioje irgi buvo viskas gerai, bet kalbant apie šitą temą, tai iš tikrųjų yra labai daug, nedaug, bet, ta prasme, yra dalis merginų, kurios yra veganės ir kenčia šitoj srityje susirasti antrą pusę. Oho. Yra daug gražių, sveikų moterų, kurios žiauriai skaniai gamina, nes turėjo išmokti, nes augalinį maistą gamina savo. Ir problematiška yra susirasti vyrą. Ir iš tikrųjų būna net man rašo, kad susiradau visą valgį draugą, čia eisim pasimatymą, klausia patarimų, kaip čia jūs gyvenat, kaip čia ką, kaip jūs susigyvenat su tuo. Ir iš tikrųjų didžiausia problema tikriausiai būna, kad vyrai, kas man kotletus keps, nu atsiprašau. Pats susikepsiu, nu. Nu tai būtent. Tai kur čia problema? Labai juokinga, nes iš tikrųjų yra labai daug gražių, fainų, empatiško, merginų veganių, kurios straglina iš tikrųjų susirasti antrą pusę. Ir aš esu turėjęs ateityje tokių komentarų, kad sako, nu žinok, mum nepakeliui, nes aš mėgstu kotletus, tai galvoju, mum tikrai nepakeliui. Bet tu nori pasakyti, kad yra tokia vyrų kategorija, kurie dėl maisto pasirinkimo nebendrautų su moteriam? Dieve mano. Jie neįsivaizduoja. Išsiblaivykit nuo pigių narkotikų. Tai aš ir sakau, kad mergi tikriausiai tada ir tau tikrai nepakeliui su juo, nes tokiu žmogum būt. Tai aišku, ne. 21 amžius visgi. Kaip jūs gaminat maistą? Nu, pavyzdžiui, tu savo, jisai savo, ar jisai irgi kažkiek tai to veganiško maisto daugiau valgo ir, tarkim, kai tu gyveni su vyru, kuris valgo mėsą, valgo jisai, ne? Kaip tau tas, kad jisai valgo, tai tavo suvokimu, nes tau tai yra, nu, nepriimtina etiškai, ne? O jisai taip daro. Nu, pas jūs dėl to nekyla tokių, žinai, kažkokių konfliktų, vertybinių konfliktų? Ne, dėl to, kad jisai visiškai pilnai supranta, kodėl aš esu veganė. Jis palaiko ir gerbė mano pasirinkimą. Taip pat, kaip aš turėčiau gerbti jo pasirinkimą ir nelysti jam į lėkštę, ar ne? Aš pasirinku būti su žmogum ne dėl to, ką jis valgo, o dėl to, kaip jis į mane žiūri, kaip jis su manim elgiasi ir kokią jis mane mato, ne? Tai nemanau, kad tai turėtų būti. Kai kuriem yra, žinau tikrai, kas augalinė mityba maitinasi tiesiog per sunku, bet man atrodo, kad mano situacija tai dar mažiau kelia problemų, nes esu sportininkė ir esu pratus gamintis maistą savo. Aš tiesiog turiu savo keptuvę, kurioje niekada nekepa mėsa. That's it. Okay. Yeah. O tu nejauti, kad per tuos 4 metus jisai galbūt pasikeitė ir jo mityba šiek tiek keičiasi ir kad jisai mažiau vartoja gyvulinės? Jis turėjęs etapų, kur buvo ir vegetariškai kurį laiką valgė, tiesiog buvo atsibodus mėsa ir aš šiaip tą dažnai girdžiu iš sportininkų, kurie daugiau naudoja mėsos, nu būna tiesiog atsibosta valgyti tą mėsą, taip, nu pabandykit tą Tai tikrai, nu, buvo tų tokių etapų, bet pas jį protarpiais. Būna, kad visiškai nenori nei daržovių, nei vaisių valgyti, o būna žiauri nori. Ir šiuo metu ir kivius valgo net su žieve, tai aš žiūriu žvėris, galvoju, man. Jo. O kaip tu manai dabar, jeigu mes pažiūrėtume iš kitos pusės? Jau aš išgirdau, kad tavo požiūris, kad tai yra, nu, svarbu, reikšmingas dalykas. Aš sutinku, žinok, aš irgi daug mažiau valgau jau ir mėsos, ir kartais ir žuvies, stengiamės valgyti daugiau augalinės kilmės produktų. Aišku, man patinka ten sūris kažkoks, aš daugiau toks prie vegetarų labiau. Bet aš kartais jaučiu, žinai, yra tokių, ko aš tavyje nematau ir mane džiugina, tokių fanatų, žinai, veganų fanatų, kur jie maždaug labai peikia tuos, kurie nėra veganai. Ir tą tokį daro socialinį spaudimą visą vargą. Kad tu, žinai, tu tai blogis esi, kad tu valgai mėsą, žinai, ir tada vos neengia juos. O ką tu galvoji apie tokį spaudimą visuomeniai, kad visus paversti, žinai, tais teisingais? Ar tai yra normalu, kad būtent taip daroma, gąsdinama, tarkim, ir panašiai? Ar tai vis dėlto turi būti asmeninis pasirinkimas, kuris neturi būti grindžiamas spaudimu? Tai visada yra ir bus asmeninis pasirinkimas ir ką tu gali visuomeniai suteikti, tai švietimą ir norą pačiam
pasigilinti, jeigu jam tai yra įdomu ir aktualu, bet niekada su prievarta joks karas nebuvo laimėtas ar kažkas pasiekta. Tai galiu pasakyti, kad pati pradžioje, kai atsisakiau valgyti mėsos ir tapau veganė, čia buvo visiškai tas pirmas pusmetis, tai man buvo kultūrinis šokas ir stresas, kad aš to anksčiau nežinojau ir aš visiems norėjau pasakot. Ir čia tikriausiai yra tie skirtingi veganizmo etapai, kur tu tik tampi ir tau šokas, tu nori padėti, tu nori visiems papasakoti ir apšviest, nes jie tikriausiai irgi nežino. Ai, tampi ir jeigu ta fanatikė, žinotų, ne? jo, bet tu ne iš blogos pusės, nes tu nori, kad jie žinotų, nes tu irgi nežinojai ir jeigu būtum anksčiau žinojęs anksčiau, tikriausiai būtum pasirinkęs pakeisti savo mitybą. Tai gal yra ta pradžioj saugalinė mityba, kad kai tu pasirinki, tu nori, kad ir kitiem linki gero. Ir tu tiesiog kitiem nori irgi papasakot, kodėl tu tai padarai ir kas už to slypi ir kokia yra ta tiesa ir kad tu nežinojai ir kad taip yra geriau ir čia gaila gyvūnų, yra daug ir etiniai dalykai ir moraliniai. Labai dėl skirtingų priežasčių žmonės pasirenka būti veganais. Ir tu tiesiog nori rėkt balsu, atrodo, pasakyti visuomenį ir draugam, artimiesim ypatingai, kad jie būtų sveiki. Bet po to tu supranti, kad žmonės turi labai tą, kad tu kai kiši ir bandai įteikti kažkokias savo idėjas ar mintis, nebūtinai tai yra tavo, tu irgi gal iš kažkur sužinoji, bet kai tu žmogui per prievartą kišė, tai niekada neveikia. Tai tu žmogui ką gali tiesiog suteikti, kad kai jisai klausia, tu jam papasako, jeigu jis domis. Taip. Bet jeigu tu per prievartą bet ką, nesvarbu, ar tai su mityba susiję, ar su sportu, ne, jeigu tu per prievartą žmogui kiši, bet jeigu jis pats nenorės, pats neturės kažkokios savo vidinės motyvacijos, tai nieko tu nelaimėsi. Sugadinti, taip. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.